Laidą remia Laivo sandėlis ir Aisės žūklė. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes nuostabioje Lietuvos vietoje Stadvaryje. Tai būtų vienintelė oficiali vieta Nemune, kur galima įsileisti laivą. Mūsų šiandien tikslas ten toli Kuršių marios. Dėl to šiandien Artūras ruošia didelį laivą, cruiselainerį. Nes marios didelės, žvejyba bus nelengva, šiandien žada šiek tiek ir audros ir lietaus. Kaip visą tai bus, pamatysite, šiandien mūsų tikslas dideli ešeriai. Žinoma, kaip visada, kažkas tai naujo ir įdomaus iš žūklės pasaulio, Ovnerio kalnas naujienų ir žinoma, šiandien kalba apie navigaciją Kuršių mariose. Sveikas Artūrai. Labą. Pasisveikink su žiūrovais. Labą dieną. Šiandien mūsų tikslas, kaip jau sakiau, Kuršių marios ir dabar mūsų laivas turi startuoti pakankamai greitai. Kilometražas apie 12 km. Artūrai, per kiek laiko maždaug būsim? Man atrodo, čia mes truksime, žinau, 10-15 minučių. 10-15 minučių, tai išbandysim laivo galingumą, greitį, pasidžiaugsim gerų pralekimu ir, aišku, pradėsim ieškoti žuvies. Šiandien mūsų tikslas dar kartą Kuršių marios. Tikrai įdomu, nedažnai mes čia gaudame, nedažnai filmuojame. Na, kaip, kas, ir kodėl, kaip sužinosime netrukus, dabar į kelią. Greitis įspūdingas, mes čia lekiam su vėjeliu 60 km per valandą, daugiau ir nereikia, nes nedalyvaujam skuterių lenktynėse kažkokiose, tai artėjom prie taško. Taškų iš tikrųjų Kuršių mariose reikėtų pasiklausti meškeriotojų, kurie žvejoja. Bet iš tikrųjų tam yra ir pačiuose įvairiausiose navigatoriuose batimetrija. Tiesiog jūs galite matyti gilių perkritimus. Ir Kuršių mariose, pavyzdžiui, plaukiant nuo Ventės rago, ar kaip mes dabar iš Atmatos, arba iš Nidos, vis dėlto visi ieško akmenynų. Ten, kur akmenys ir akmenų būna pakankamai dideli plotai, kaip rieduliai, ten dažniausiai ir laikosi ešeriai. Logiška, nes tokie, pasislėpimai vietos kažkur tai, kur jie gali tykoti mailiaus, nesmėlis, ne kažkoks lygus dugnas, o būtent, kad būtų akmenynai, perkritimai. Dabar mūsų kaip tik navigatorius ir veda mus į tokius taškus, o po to mes jau pradėsime dirbti kitų sonarų. Mes būtinai tai parodysime, mums reikės atrasti akmenis ir tai mums turėtų netgi parodyti vizualiai. Apie tai po to Artūras. Artūrai, papasakok, ką mes dabar matome sonaro ekrane. Taip, kas būtina ir galim sakyti norima šiandien dienai 21 amžiui sonaro, echoloto ir taip toliau vadinamų dalykuose, tai reikalingas, aišku, side vision elementas, kuris yra daugumose dabar echolotuose, navigacijoje ir taip toliau. Jis rodo šoninės linijas, tai yra šoninius būdus, jį galima reguliuotis metražą, kiek jūs norit, nuo 5 ir taip toliau, 10, 20, 30 ir dar daugiau. Ir galima atpažinti ne tik tai, kad kažkokius riedulius, akmenis ir panašiai, bet galima netgi atpažinti stovinčią žuvį. Jinai būtent akcentuojama baltai. Balta dėmė ten gali būti žuvis. Negali būti, bet ten tikrai yra. Tai va būtent tie akmenys, jie labai išraiškingai piešia dabar ir galima juos suprasti. Va čia matosi, ar ne, va akmenys, tie nelygumai visi, tai yra daug akmenų ant daug. Taip, tai čia yra akmenys, būtent tie rieduliai, kai būtent žymima yra batimetriniuose žemėlapiuose. Tai iš principo mes galima, dabar mes plaukiame elektrinių motorų gaidų ir dabar praktiškai galima pasiieškojus vietos tokios, kur daugiau turi dalių, ar ne, inkaruotis būtent motorų gaido pagalba, ar ne, ir pradėti savo žūklę. Taip, tai mes jau esame taške ir atitinkamai super vietoj, geroj vietoj labai. Nu ir žiūrėsim, ką apie tai galvoja ešeriai.
Artūro ešerys. Atidarymo ešerys. Aba, grožis. Mario ešeriai. Action Plastic. Visą laiką Amerikos sukurtos gumos, jos visą laiką bus Amerikos gumos. Nu va, po Artūro ešerio dar vienas ešeriokas, mariose veiksmas pradeda vykti. Aišku, mes paieškosim didesnių žuvų, bet ir šitas visai neblogas. Artūro gražus ešerys. Nu va, marių grožis. Sistemėlė vėliau šiek tiek. Nekankinsime. Su Artūru atsidarim. Svarbiausia yra žvejybai atsidaryti, po to dar paieškoti ir rasti gražių žuvų. Gražus, ar ne? Marinukas. Švies, eik pas man. Kažkoks prisilietimas. Barštelėjau, aba, dar vieną. Ešeriai, kaip bakai išpratėjo. Nedidys, šitam nereikia graibšto. Ir pabėgo. Nu čia kaip nereikia graibšto. Vat nereikia graibšto, nereikia graibšto, nereikia graibšto, nereikia žuvies vadinti. Na tai va, kiekviena žuvis turi būti traukiama graibštu. Koks spaudimas. O, dydis gražus. Ai. O dėl to aš imu žuvį su graibštu, nes ešerys su savo kietu kaulu tokiu, kad kablys atrodo geras, viskas tvarkoja, bet jo kietas kaulas ir gumą jis išspjauna. Kaip matėte, Jig-Rig sistemėlė, apie kurią šiandien dar būtinai papasakosiu, viskas čia dirba, viskas tvarkoja, ešerys nomėjai. Nu va, kuršių marios yra toksai dalykas, kad tu niekada neapsaugotas, į kokias jas papulsi. Žiauriai pakilo banga ir vėjas, ko neprognozavo orų prognozės. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų čia viskas tvarkoja. Mūsų motorgaidės laiko, mes galim savo čia mosikuotis ir sibuoti, bet tiesiog tai tampa nebekomfortiška, realiai. Neįdomu va tai va čia viską daryti ir nejausti dugną net su 16 gramų galva.
Tai aš galvoju, kad antrą dalį laidos mes pratęsime upėje. Turime gerą laivą, mums plaukti čia Kapeikos, atgal į Miniją ir pažiūrėsim, kokios žuvis gyvena ten, ar ne? Ok, susitiksim po pertraukos. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys, mes jau upėje, grįžome iš tikrai galingų putotų marių ir dabar bandysime vėlgi susirasti žuvį. Jeigu mūsų tikslas ešeriai ir džigas, tai be abejo net nebijoju, kad kažką tai sugalvosime. Tam mes turime sonarus, tam mes turime gerą laivą, tam turime Artūrą. Ir antra mūsų laidos dalis bus spiningavimas upėje. Tikras upės galiūnas. Yeah! Tu kokio dydžio ešerys. Tokią visą gyvenimą atsvajojau pagaut upėj. Lietui lyjant, pabėgus iš marių, pirmas žuvis ir tokio dydžio. Fantastinė. To aš jums jį parodysiu. Kai grožis. Nuostabus ašarys. Gyvenantis upėje. Aišku, tai atėjai iš marių. Aš žinau, nes ten bangos atu į upę. Fantastika. Ačiū. Viskas kaip čia ir gerai, viskas vyksta. Na, jeigu kalbėti, mūsų klausė daugelis, kodėl jūs naudojate tokius spalvotus valus. Tai labai logiška, mes naudojame Amoy Jigline valus dabar. Ir būtent spalvotas valas mums padeda tiesiog susiorientuoti vietoj, kur kimba. Netgi atstumą, kur kimba. Nes jūs visą laiką žiūrite į valą ir praktiškai valas jums parodo maždaug, kurioje vietoje turėti vieną, antrą, trečią kibimą ir viskas logiška. Tada nereikia tų ilgų metimų arba ten į dešinę, į kairę. Jeigu turėjai kibimą, maždaug įsiminiai, kur buvo valas ir tada darai trumpus, teisingus metimus ten, kur turi būti masalas. Ir be abejo, mes rišam fluorokarbono gabalą visada, nes mes galvojame, kad prie pinto valo pririštas fluorokarbonas gabalas ir nebaido žuvies, ir atsparus trindžiai, atsparus visiems kelmam, kriauklynam, nes jis yra kietas, stiprus valas ir tai apsaugo mūsų masalus. Tęsim toliau. Čia tikrai malonu. Vasarą gaudyti tokius ešerius, aš jaučiuosi laimingas. Kaip plėšia iš rankų tas smūgį. Ne, aš be graibšto šiandien negaudysiu, jūs kaip norit. Man visą laiką atsipurta svarbiausiose vietose didesnis žuvis, kad ir nedidelis bus pas. Koksai grožis. Dabar mes persijungė į žuvies ieškiklio
duomenys žiūrim, kur stovi žuvis, kaip matosi. Labai aiškiai matosi, kur mailiaus būrys stovi. Čia automatiškai turi stovėti ir ešeriai. Toksai kaip kalnas iššokimas. Tai pabandysim pagrįžti vėl, pasinkaruoti motorgaido pagalbą ir padaryti tokius metimus išilginius į priešingą krantą. Šiaip tai labai gerai. Marinas rodo viską, ko reikia iš principo, viską. Rodo ir mailio būrius, ir didesnę žuvį stojančią. Tai, ko reikia, visus kliuvinius, medžius pakilusius. Man džiauriai patinka. Fantastinis smūgis! Fantastinis ešerys! Jo! Yeah! Man labai kalbėti patinka apie smulkmenas ir šiandien, kaip jau supratote, aš gaudžiau džigrigo, štai tokio varianto, man labai patinka. Praktiškai neusikabinanti sistemėlė, osetinis kabliukas, kas upėje būtina, tokiose Kuršių mariose gal ne, nors ten irgi yra iš principo pakankamai daug kliuvinių, bet ten aš gaudžiau be ir iš tikrųjų naudojau štai tokius kablius, labai gražus ir tinka džigrigui, kaip matote, labai didelės ausis, užsidedant bet kokios storios spynelės, lygiai taip pat labai gražiai dedasi ant vadinamojo kulverstuko, tai yra kabliukas gaunasi laisvas, plazda guminukas į įvairias pusės ir tai labai svarbu. Kas įdomus ir naujo, tai visų pirma, kas man labai patiko, tai yra japonai, vis dėlto ne vienas aš čia sugalvojau tą džigrigą. Japonai gaudo džigrigų ir kaip matote, štai specialiai išleista serija nauja kabliukų. Iš karto su žiedeliais, kas mėgsta žvejoti tiesiai per žiedelį, laisvo kablio, štai iš karto žiedukas yra paruoštas. Tiesiog prie jo segate svarelį ir kabliuką. Labai paprasta, įvairius dydžiai ir būtent ofsetiniai kabliai skirti džigrigui. Kreipiu dėmesį, labai įdomu, vadinasi, ne mes vieni tai sugalvojame. Aišku, dar vienas įdomus dalykas. Daugeliui reikia lengvų ofsetinių kabliukų. Ovneris prieš tai leido štai tokius light vadinamosius lengvus kabliukus, raudonos spalvos, o šiemet išėjo ir kas mėgsta juodas. Lygiai tokie patys lengvučiai, pakankamai dideliam gumom, tačiau neįtakoja gumos darbo. Ir būtent plonas kablys, juodas, kaip aišku, kaip visada jie visi dengti tefloną, nerūdyjantis ir gerai dirbantis. Atkreipite dėmesį į dar vieni dalykai, kas man labai patiko, štai tokios spynelės. Nenormaliai mažos spynelės, kurios laiko nenormaliai didelį svorį. Pavyzdžiui, štai tokia spynytė nulinė laiko 9 kg. Tai labai gerai, kas gaudo su kriukomis, su pietakius ir iš tikrųjų bijo, kad atsiseks su kriukė. Jokių problemų. Nu ir aišku, visi tie dalykai, kurie man labai patinka žvejojant gumom, ruduo ateis tas metas, kai reikės kišti sekliai gumas ir dar daug naujienų užbest variantų. Pažiūrėkit, kokie atsirado kabliai, kokio dydžio. Jūs įsivaizduokit, kokią aš gaudysiu gumą vėlyvą rudenį, kaip aš jie kyšiu dideliam lydekom ant tokio kablio. Vien gumos svorio užteks, nes pati guma didelė svers 30-40 gramų ir tokiu su tokiu kabliu tarp kelmų, tarp žolių, visur praėjimas bus idealus. Aišku, matote, yra ir pasunkinti tie patys variantai, kai jau reikia giliai įkišti gumą. Žiūrėkit, koks svoris. Giliai tarp kelmų, žvejojant, ežeruose, senvagėse, žvėris. Mažesniem irgi lygiai taip pat batės, bestai. Dar vieni labai gražus ir įdomus mažiukui. Mažom gumytėm, vėlgi pasunkinti, kaip matėte, gražiai spiruokliai įsisega į gumytę, automatiškai viskas lieka labai švelnu, paprasta, ten kur negilu, na paviršiuką, ešerį, benedionti liuks. Tiem, kas nori savo ofsetinių kablių, yra paruoštas būtent spiruoklės, kurios tvirtinasi prie ofseto. Galit pagal kokią norit storį, kad neplėšytumėt gumos, įsirinkti mažesnį.
didesnė ir visiena jūsų guma bus stabili. Nu va, sutėmas, man atrodo, su Artūru reikia baigti. Turėjom šiandien įdomią dieną. Tokia, visokia ir audringa, ir neaudringa. Laivas super atlaikė, visus grįžom per marės, nereikėjo matyti, kai čia pylė per viršų viską. Variklis galingas. Šiandien daug dirbome su Reimarinu, man tikrai patiko ir tas akmenų rodymas, kaip tai vadinė? Saidas, Side Vision. Jo. Ir žuvies pats ieškiklis. Iš viso labai gerai, kai mes plaukiam vėlgi per taškus, dirba žemėlapis idealiai, susivedę koordinatės, tiesiog randam taškus, kuriuos mums duoda draugai arba patys žinom. Tai gal dar keli žodžius apie jį, ar ne? Tai va, dabar jau porą savaičių išėjo naujiena, būtent modeliam Reimarin Axiom, kad galima atnaujinti programinę įrangą. Toj programinėj įrangoje vyrauja toks dalykas kaip lietuvių kalba ir ten rusų ir dauguma kitų kalbų, kur anksčiau to nebuvo. Be viso šito jisai rodo daug kokybiškiau, daug greičiau viską reaguoja. Galiu pasakyti, 2 kart viskas pagerėjo. Minimum 2 syk. Aišku, super. Ir jeigu žmonės gali pasiieškoti to internete arba tiesiog atvažiuoti pas tave, tai laivas sandėlį. Taip, arba paskambinti, aš viską galėsiu paaiškinti. Kas jos turi, tai galėsiu paaiškinti, kaip tai atsinaujinti. Super. Ačiū dar kartą Artūrai. Metas namo, faina buvo žvejyba. Ešerių medžioklė, kaip supratote, dar tik prasideda. Rugsėjas, spalis bus tas metas, kai jie didės ir gal čia net pagausim daugiau negu kilogramų. Ko aš labai tikiuosi. Viskas šiandien. Nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės. Laidą remia Laivo sandėlis ir Aisės žuklė.